Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ir šią savaitę vyks daug įdomių, intriguojančių krepšinio rungtynių ir pačias svarbiausias iš jų paanalizuosiu ir paprognozuosiu jų baigtį. Lapkričio 21 dieną Vilniaus Wolves išvykoje Europos taurės turnyro rungtynėse žais su Hamburgo Towers komanda. Hamburgo krepšininkai vieni iš grupės outsiderių iškovojo vos vieną pergalę per 7 rungtynes. Pagrindinė jų silpnybė trūksta jėgos po krepšiais, ūgio priekinės linijos žaidėjams, jie silpnai kovoja dėl atšokusių kamuolių, tačiau Vokietijoje gana solidžiai žaidžia Hamburgo ekipa, 5 pergalės, 3 pralaimėjimai, patenka į pirmą aštuntuką. Aš manau, lengva vilkams nebus, nes be traumuoto Rašido Suleimono tai yra silpnesnė komanda, pirmiausia stringa puolimas. Na, visgi manyčiau, kad po atkaklios kovos Kęstučio Kemzūros auklėtiniai parsiveš pergalę maždaug 5-7 taškų skirtumų. Lapkričio 22 dieną Panevėžio Sevenbet Lietkabelis svečiuose Europos taurės mače susitiks su Vroclavo Šlionsk klubu, kuris yra silpniausias turbūt iš visų komandų Europos taurės turnyre. Visas 7 rungtynes pralaimėjo Lenkijos komanda. Europos varžybose yra ten žinomų veidų ir Parachovskis, Kulvietis, Makolumas žaidės Ryte, Džiavūnas, taip pat Evansas rungtyniavęs Utenoje. Ir ši komanda išgyvena tokią krizę, kad net Lenkijos čempionate užima tik 9 vietą, laimėjo vos 4 mačus iš 9, o panevėžiečiai kaip tik ant bangos po pergalės prieš Ankaros Turk Telekom. Ir manyčiau, kad didelių problemų nebus Panevėžio ekipai Lenkijoje. Mano prognozė pergalė maždaug 10 taškų persvara. Lapkričio 23 visi nekantriai laukiame prie Olympiakos ir Kauno Žalgirio mūšio Eurolygoje. Žalgiriečiai, manau, bus atitiesę psichologiškai po pergalės prieš Müncheno Bayerną. Na ir Olympiakos kol kas nedemonstruoja tokio žaidimo, kokio iš šios klubo tikisi jūs ir gali. Jau 4 nesėkmes patyrė Pirėjo komanda, netgi savo žiūrovo akivaizdoje. Nusileido ne tik Barsai, bet ir Baskoniai, kankina traumos pastaruoju metu šią ekipą. Falas lėtas vidurio puolėjas, galima jį atakuoti pick and rollo situacijoje, bet didžiausia Olympiakos bėda yra puolimas, tik 15 vietą pagal pelnomus taškus užima Graikijos čempionai, prastai meta tritaškius, vos 10 pozicija. Žalgiriečiai taikliausiai tolimus metimus realizuojanti komanda. Aš manau, kad vyks labai atkakli kova. Ir, sakyčiau, gali vienu kitu taškeliu laimėti tai viena, tai kita komanda. Šį kartą nugalėtojo neprognozuosiu. Na ir šį savaitgalį desertas Lietuvos krepšinio lygos čempionate, Vilniaus derbis, Rytas prieš Wolves. Vilkai jau šį sezoną įveikė Žalgirį, bet įveikė su Rašidu Suleimonu, kuris buvo tiesiog nesustabdomas. Na ir jau minėjau, kad Vilkai be Suleimono yra prastesnė komanda, dar pastaruoju metu negalavo ir Kariniauskas, Eigirdas Žukauskas, neaišku, ar jie žais ir kokios bus sportinės formos, nėra Jeffrey Tayloro. Na, o Vilniečiai tikrai įsibėgėjo ir tikėtina, kad bus teisus Vilkų savininkas Gediminas Žemelis, kuris prognozavo Ryto pergalę prieš Wolves ekipą. Tai aš manau taip pat kaip jis, Ryto pergalė 4, 5, 6 taškų skirtumų. Tai tiek šią savaitę, prenumeruokite mano YouTube kanalą ir atsisveikinu iki kito karto.